Labadiena, brangus žmonės. Šiandieną esame susirinkę politinio judėjimo Visa Lietuva ir kitų judėjimų padedant organizuojamame jau ne pirmame renginyje. Šiandieną 2024 metų sausio 20 esame čia. Kasgi vyks darbotvarkėje? Su jumis bendraus ir kalbės signataras Zigmas Vaišvila. Labadiena. Ir teisininkė Nendrė Černiauskienė. Mudu abudu pasistengsime įkaitinti publiką 15-20 minučių tam, kad atsirastų replikos, pasisakymai trumpi, trumpos nuomonės, labai prašysime labai koncentruotai, nors iki minutės, arba klausimai. Mes norime, kad bendrautumėme visi, nes turime keletą aktualių klausimų. Noriu padėkoti, kad šiandieną į mūsų renginį yra atvykę Aušra Blažėnienė, embriologė. Jonas Gedvilas, Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos narys. Antanas Gedvila, viešosios įmonės Karšuvos Butovė vadovas. Edvardas Statkevičius, istorikas kalbininkas. Gediminas Ustinavičius, Monciškių Respublika. Tomas Ardzijauskas ir Saulius Kulvičius, tautininkai. Pranciškus Valickas, disidentas. Tauras Jekelaitis, Lietuvos liaudės partijos pirmininkas. Romualdas Mackevičius, kartu su Vyčių partijos atstovas. Taip pat džiaugiamės, kad mūsų iš pakviestų atvyko Eduardas Vaitkevičius, kandidatas į Lietuvos... Vaitkus. Eduardas Vaitkus. Vaitkevičius mūsų komandos narys, dėl to gal taip nutiko. Ir primenu labai trumpai, kad dabar mes kokių 10-15 minučių skirsim temai, labai aktualiai. Europa keičia ES stojimo sutartį ir mes toje sutartyje matome labai daug bėdų. O auditorijos norėsime klausti, kaipgi veikti kartu ir kaip keisti šią situaciją. Po pertraukos, kuri yra numatoma 15 valandą, pertraukai skirsime 30 minučių, galėsim pabendrauti, išgerti kavos. Po pertraukos politinis judėjimas Visa Lietuva pristatys savo veiksmus ateinančių metų ateinančiuose rinkimuose, nes jų turėsime bent 3. Prezidento, Europos ir parlamento. Tai po pertraukos. Taigi, gerbiamas signatarė, Europa keičia savo stojimo sutartį. Ir, parengtas didelis paketas, kurį vien paskaičius, pakankamai yra sudėtinga įvertinti jo turinį, bet rašytojai pasistengė pateikti lyginamąją analizę. Tai yra tekste, kuris yra prieinamas jau ir lietuvių kalba ES parlamento puslapyje. Jūs galite išsitraukti šį dokumentą ir palyginti, kokiomis sąlygomis ir nurodymais mes stojame ES ir kodėl yra keičiama ir kas yra keičiama. Tai pagrindiniai galbūt taškai yra: Europa numato bendrą kariuomenę, klausimas, su kuo Europa ruošiasi kariauti. Europa numato bendrą ekonomiką, į kurią neleis užsienio investicijų jai pačiai, tam tikrai organizuotai grupiai, kuri dirbs, filtruos, neleis pritarus. Europa numato socialinį partnerį, savo banką. Europa numato visiškai naują dalyką reprodukcinės sveikatos
politiką. Tai šiandien apie tai. Nuo kurio klausimo pradėsim? Ir valdymo dar kokį nustato naujas projektas. Taip. Ir čia yra įdomu tai, kad būtų patvirtinta ES keitimo sutarčių paketas, Europa tarsi savo Europos parlamente balsuoja, bet jų narių dauguma vėliau nusprendžia, ar kitos valstybės jau privalo taikyti tenais Europoje nubalsuotą pakeitimų paketą. Ir šiandien labai tyli apie tai žiniasklaida, mes kalbame per signatarų spaudos konferencijas. Jeigu kas nors neseka jų, tai labai kviečiame į signatarų spaudos konferencijas prenumeruoti. Ir gerbiamas signataras Zigmas Vaišvila apie tai pradėjęs kalbėti visą eilę klausimų. Vienas kitas kandidatas taip pat pradėjęs kalbėti ir mes laukiame, ypač iš tų kandidatų, kurie yra teisininkai, kad būtų labai aiškus paaiškinimas, kaip sustabdyti tuos 298 papildomus teisės aktus, kurie pasieks Lietuvą susiję su ES keitimo sutartimi. Zigmai. Ačiū. Mėly susirinkusieji, nežiūrint į viską, į užimtumus, šitą serialą spaudos konferencijų, ne tai, kad pradėtas jis senai yra, atnaujinau, forsuoju, nes įvykiai nelaukia. Ir gruodžio 29 mes šnekėjome apie tai, ką gerbiama Nendrė sako, 267 pakeitimai ES sutartyse, sutarčių 267 pakeitimai. Vakar kalbėjome apie primetinėjimą sutartis su Pasaulio sveikatos organizacija, kuriomis norima perimti vien tik sveikatos apsaugų ministrų parašais, perimti norima šalių ne tik sveikatos apsaugos valdymą, bet ir žemės ūkio, energetikos ir kažką dar pamiršau. Praktiškai pasaulis nori mus visus suniveliuoti ir per šitą suniveliavimą valdyti. Pandemija gal ne visus lūkesčius pateisino, bet pandemija COVID-19 pavadinta, ji buvo tokia, kad iš kitos pusės organizatoriai atvirai jie bendrauja, atvirai šneka, jie neslėpia to, kad jie nesitikėjo tokio visuomenės pasyvumo. Manė, kad reakcija prieš šitą akivaizdų blefą, ne lyga blefą, bet tai, kaip tai buvo naudojama visuomenės suvaldymui, išgąsdinimui visų pirma, o per išgąstį ir valdoma visuomenė, jie nesitikėjo, kad taip lengvai šitą aferą pavyks. Dėl to klausimas yra, ką daryti. Ir grįžtant prie Nendrės paminėto klausimo apie bendrą Europos kariuomenę, matant daug klausimų ir daug neaiškumų ir apie NATO likimą, ir apie ES likimą, mes norėtumėm atkreipti dėmesį į pagrindinį dalyką šiandieną. Kaip vis tik mums reikia atsitokėti ir bandyti kažką daryti drauge, nes atskirai, mes per daug metų gyvenome atskirai, manydami, kad kiekvienas iš mūsų yra svarbiausias ir jis ten vienas ar keli patekę į Seimą ar dar kažkur kažką pakeis.
siūlau nebeapgaudinėti savęs. Bet svarbiausia, neapgaudinėti žmonių, su kuriais visi bendraujame ir sakome, kad kažką galime pakeisti. Nes oponentas yra organizuotas, pinigingas, bendras visom šalim. Ir dėl to mes nieko negalime padaryti. Tačiau aš šiandieną gal šiek tiek laiko skirsiu, bent keletą minučių, tam, kas labiausiai mane ir manau visus mąstančius turėtų priversti suklusti. Ukrainoje mes tikrų skaičių nežinome, kas vyksta. Tačiau, jeigu darysim prielaidą, kad viena pusmilijoninė armija stovi prieš kitą, tai turim suprasti, kad greitų pokyčių negali įvykti nei per dieną, nei per savaitę, nei per mėnesį. Na, taip nebūna, jeigu blaiviai žiūri į tikrovę. Kitas klausimas. Tai vis tik, aš kaip jau ir nekartą sakiau, Ukrainos valdžia, ruošdama tą taip vadinamą kontrpuolimą ir matydama jo visišką beprasmybę, nes akivaizdu, kad visi kaip šiais laikais visi šneka, kas vyks, ką darys, kaip darys, visi žino, pulti taip įrengtus gynybinius ruožus, tai yra beprasmybė, neturint reikiamos nei įrangos, nei ginkluotės. Ir aš sakau, Ukrainos valdžia privalėjo užduoti klausimą, taip vadinamiem vakarų partneriam, ko jūs norite iš Ukrainos, kokį vaidmenį jai paišot. Iš kitos pusės, aš matyt nieko naujo nepasakysiu žmonėm, kurie čia susirinkot, bet aš labai nustebęs esu tų didžiųjų galių, karinių galių demonstruotojų ir vakaruose, ir rytuose, ir kitur, realiu nepasiruošimu didelio masto karui. Neturi nei ginkluotės išteklių, nei gamybos pajėgumų užtikrinti 500 000 karą su 500 000 fronte. Nu, tokia realybė. Mes tikrų skaičių nežinom. Bet tai, kaip viskas ten yra sustoję ir įstrigę, mes matom, kad pats pelningiausias, oficialus pelningiausias verslas, ginklų gamyba ir prekyba, na, klesti. Mes visi matom, kad sankcijos yra blefas. Blefas. Mes visi matom, kaip didėja geopolitiniai žaidėjai žaidžia žaidimus. Prasidėjo Izraelio-Palestinos konfliktas. Automatiškai įsijungia Jemeno klausimas, Sueco kanalas. Automatiškai kyla kaip ant mielių draudimo įmokos, pervežimo įmokės, kainos, kuro ir toliau. Reiškia, įsukta spiralė toliau ji sukasi. Karas tapo pačiu naudingiausiu šių laikų verslu. Ir niekas iš tų, kurie suinteresuoti, nenori to sustabdyti. Niekas neatsisakys pirkti žaliavų iš Rusijos, neapsimeskim, kad to nevyksta. Jeigu mes čia girdim tik tai pareiškimus mūsų valdžios, tai nieko dar nereiškia, kad tai nevyksta. 22 metais tas nelaimingas independensas 85% daugiausiai matyt per Totalį prancūzų pirko iš Rusijos skystų dujų. O tuo tarpu patys leidžiam ir imam mokestį už Rusijos tranzitą į Kaliningrado sritį dujų. Tai viskas, aš nebenoriu šnekėti apie mūsų valdžios ne tik veidmaniškumą, bet ir silpnumą. Nes mes šiandien turim žinoti valdžios poziciją, kokį scenarijų rikiuoja Lietuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai, bet visų pirma Lietuvai, kuri yra, matyt, vieno iš karščiausių vietų dėl Kaliningrado srities.
Ir visos bravūros, nesvarbu Ukrainos klausimą ar kitų, yra bravūra ir spekuliavimas mūsų piliečių likimu. Dėl to, matant įstrigusi frontą Ukrainoje, matant, kaip tai plečiasi šitie konfliktai, nežinia, kiek kas dar prigamins tų rytuose, vakaruose šaudmenų, ginkluotės, kurie visų pirma ten metami. Žinant jau oficialaus Ukrainoje gyventojų surašymo, ar ne keletą dešimtmečių nebuvo. Jau nuo 14 metų praktiškai Ukraina buvo netekusi išvykusių apie 10 ar 15 milijonų. Dabar vėl panašus skaičius išvykęs. Tai jeigu nesusigrąžinama tų, kurie išvyko, reiškia, tam tarptautiniam didžiausiam verslui palaikyti reikia karo mėsos. Neis didieji senieji vakarų europiečiai kariauti į rytų Europą, neis amerikiečiai. Nesvaikim. Taip nebus. Jeigu kažkas tuo netikit, pasakykit pavyzdį nors vieną. Jugoslavijos pabombardavimas tai ne žemės karas. Neis. Tai klausimas dabar mums visiems patiems yra. Jeigu mes esam stumiami, nesvarbu kur kariauti, čia ar Ukrainoje, kas bus iš viso su mūsų likimu. Kodėl aš taip sakau? Pirmadienį Lietuvos medicinos bibliotekoje buvo aktyvios ilgaamžystės akademijos renginys, į kurį buvo kviestas ne tik Eduardas Vaitkus, bet ir Valdas Tutkus ir Zigmas Vaišvila ir Rolandas Paulauskas. Tai profesorius Korkutis, šitos visuomenės organizacijos vadovas, pateikė demografijos apie Lietuvą iliustracijos. Oficialius statistikos duomenys. Kaip didėja pensinio amžiaus žmonių skaičius, kaip greitai, vyrų moterų santykis ir kaip tragiškai greitai jaunimas baigęs mokyklas išvyksta iš Lietuvos. Miršta dvigubai daugiau negu gimsta. Reikia matyti tas iliustracijas ir tada tiesiog ramiai pabandyti suvokti. Taip, mūsų žmonės stumiami iš vienos pusės į vakarus, ekonominės sąlygos sudaromos tokios, kad verčiama. Ir auditorijos paklausiau, bet jie visi pensininkai ten buvo. Pakelkit rankas, kurie dar galėjo dirbti, bet jūs išspaudė. Tikrai daug pakėlė rankų žmonės. Kodėl atvažiuojantiem iš kitur, nesvarbu iš kur, sudaromos sąlygos, mokama už tai, o mūsų žmonės, kurie dar gali dirbti pensinio amžiaus, kodėl nedirba. Ir taip pat mokėtų sodrai iš uždarbio, o ne tik tai lauktų pensijos, kaip išlaikytiniai. Kodėl tokia yra politika? Todėl, kad skaitykim Maastrichto sutartį 92 metų. Neturi likti Europoje valstybių. Jie buvo dideli optimistai 99 metais, taip norėjo sunaikinti. Tai dabar klausimas jau visiškai paprastas. Arba mes atsitokėsim, arba tapsim, nesvarbu kur, Lietuvoje, ne Lietuvoje, Lietuvoje tuo skaudžiau, patrankų mėsą, visų pirma vyrai. Aš nematau kito scenarijaus, kuris būtų realistiškesnis negu tas, kurį aš dabar bandau trumpai čia jum pateikti. Nematau. Jeigu dar pasižiūrėti šitą liberalistinį vaizdelį, kaip nuo 2008 metų nemokamas švietimas tampa mokamu per krepšelių pardavimą, nemoko mūsų vaikus, o paslaugą teikia švietimas.
Tas pats padaryta su sveikatos apsauga. Ir dabar priėjom prie, kadangi dalyvavo Eduardas Vaitkus, mes priėjom prie šito klausimo sveikatos apsaugos teikimo. 800 milijonų iš ES mestelnama tam, kad sulikviduoti rajono ligoninės. 3 dar ligoninės rajonuose laikosi: Kelmės, Kretingos, man atrodo, Joniškio. Visos kitos verčiamos slaugos įstaigom. Iš kitos pusės baigė, kadangi turiu ir giminių, ir pažįstamų, baigė medicinos mokslus, studentas, internatūra, 10 000 ar dar kažkiek tai metinis mokestis. O ne, tai tu neturėsi teisės diplomuotai teikti paslaugas, kurias tu moki teikti. Neturėsi. O valstybė apmoka vieną kitą įvairių specialybių, tik tai internatūrą, studijas. Eisi paramedikų į greitąją pagalbą, gal dar kažkur slaugyti. Viskas labai kryptingai daroma. Ir šitą, jeigu mes nesustabdysim savo valdžios institutų sprendimais, aišku, taip ir vyks viskas. Ir jeigu mes apsimetinėsim, kad kažkas patekęs į Seimą, ar kažkas laimėjęs prezidentus be realios pagalbos, visų pirma, laimint reikia realios pagalbos, balsus skaičiuojant, kontroliuojant. O po to dar, taigi per šitą 20-30 metų, kiek susodinta apmokytų žmonių vakaruose, kurie specialiai paruošti ant šito kurpaliaus pasodinti yra, kad jie darytų tai, o ne kitaip. Ir jie yra tokie, jie negali kitaip daryti, nes jie kitaip nesupranta, kad jie gali daryti kažką kitaip. Tai, matant šitą visą vaizdelį, aš noriu galbūt tai, kad mes realiai stumiami į karo scenarijų. 89 metais Sąjūdžio siųstas aš buvau Kanadoje ir JAV. Susitikinėjom su žiniasklaida, lietuvių bendruomenėm, politikais. Teko daug ką suorganizuoti. Bet lankydamasis Vašingtone su jau iškeliavusiu anapilin Romu Sakadolskiu, Amerikos balso lietuvių redakcijos vadovu, mes matėme Vašingtone amerikiečių žuvusių Vietname kapines, jų politikų ir jų visą politiką. Nė vieno daugiau žuvusio amerikiečių kario. Taip jie žuva, bet jų politika tokia aiški, kitaip jie nebebus politikai Amerikoje. Tai dabar klausimas ir toks, kokių mes norim mūsų politikų. Kaip jie turi išmanevruoti šitoj situacijoje, o ne pasakas mums pasakoti iš Europos parlamento, net nepraneždami apie tai, ką Nendrė pasakė, net nepraneždami ir nediskutuodami apie tai. Ir aš pradėjau labai sąmoningai kviesti į spaudos konferencijas visus iki vieno oficialiai įsiregistravusius rinkimų kampanijos dalyvius. Kaip ir šiandieną visi jie buvo kviesti čia. Sėdėti salėje, dalyvauti diskusijose, ne mes čia rinkimų šou kažkokį daryti, bet tartis, kaip veikti kartu. Ir ką, duok Dieve, jėgos ir situacijos susiklostimo, jeigu pavyktų laimėti. Bet jeigu nesusitarsime dėl vieno kandidato ir jeigu apgaudinėsime vienas kitą, kad karštas komentaras, TV komanda visą Lietuvą čia įveiks ir vienas kandidatas laimės, lygiai taip pat ir gerbimą Eduardą kreipiuosi. Mes turime suvokti, kad turi likti vienas kandidatas. Bet reikia šnekėtis tarpusavį. Ir dėl to labai kviečiu visus šiandien šnekėtis apie tai, ko trūksta. Paskutinė mintis. Vakar spaudos konferencijoje aš atsiminiau pabaigoje,
Bet 89 metais Romualdo Ozolo iniciatyva Atgimimo redakcijoje buvo sukviestas politinių ne vieną kartą. Nuolat veikė apvalus stalas. Ir valdant LKP dalyvavo, ir Sąjūdis, kaip visuomeninis politinis judėjimas, ir atsikuriančios partijos, socialdemokratų, žalioji partija, demokratų partija, visos, kas ėjo į politiką. Tai aš manau, kad dabar metas yra kažką panašaus pradėti. Dabar gaunasi taip, ne Andrė kviečia, Zigmas kviečia, ar dar kažkas kviečia, oi ne mes pakvietėm ir panašiai. Sakau, eikit visi į... Aš turiu tą teisę signatarų spaudos konferencijų. Turiu tą teisę. Kodėl aš turiu juos atsisakyti? Kol dar neužraukė, daro įvairių kliučių, bet kodėl aš turiu atsisakyti? Eikim visi ir šnekėkim ten. Platinkim šitą kanalą. Jūs esate tikri, kad kitiem nebus daromos problemos, kaip ekspertam EU dabar daromos. Bus daromas visiems. Ir Respublika balansuoja ant likvidavimosi ribos. Tokia realybė yra. Tai va, PSO dar žiniasklaida nori perimti, atsiminiau. Tai tokiu atveju, suprantat, tarp kitko pandemijos reikalą, kaip nušviesti, kaip šnekėti, kas tiesa, kas nesa, tarptautinis koncernas Omikron organizavo ir darė. Jau jie viešai giriasi tuo. Tai lygiai taip pat artėjame į tą pačią situaciją ir jeigu mes nepradėsim šnekėtis, nesusiesim prie apvalaus stalo, tegul vienas pirmininkauja vieną dieną, kitas pirmininkauja kitą dieną, bet tik pirmininkauja posėdžiui, nevadovauja. Tai buvo Romualdo Ozolo sudaryta ir veikia šitas instrumentas. Kartais nesilaikydavo valdantį LKP susitarimo, kartais, bet dažnai laikydavosi. Ir aš siūlau darbotvarkę šitam stalui. Mes turim, pavyzdžiui, valstybės gynimo tarybą, kuri, Dievas žino, ką veikia, mes realiai nežinom. Mes nematom, kad ji oficiali institucija darytų, atsakinėtų į tos klausimus, kuriuos dabar mes bandom aptarti. Tai padarom kažkokią visuomenės analogišką instituciją. Neregistruota, nebūtinai oficialią, bet tegul veikia pasitarimas. Nuolatinis. Gal aš čia per didelis idealistas ir optimistas, gal. Tai šnekam apie tai. Kritikuokit, siūlykit, diskutuokim, nesusimušim, susitarsim. Ką nors racionalaus pasiūlysim. O trečiadienį spaudos konferencijų ir paskelbsim. Auditorija ir svečiai ruošiasi klausimams. Aktyviai, Zigmai, nepabėkit. Ne, aš pasiėmiau. Ir tiesiog pareplikuosiu dar šiek tiek į tai, kas pasakyta buvo. Ir atkreipsiu jūsų dėmesį, kad auditorijos gale yra taip vadinamų alternatyvių kandidatų, opozicinių kandidatų sąrašas pristatomos jų biografijos. Vieną iš kandidatų šiandieną jūs turite galimybę paliesti, pačiupinėti, su jo pabendrauti per pertrauką ir taip pat aš manau, kad kandidatas Eduardas Vaitkus įsijungs į diskusiją. Jūs per pertrauką galite palikti savo nuomonę apie kandidatą vienu savo parašu, kurį matytumėte, kurį norėtumėte paremti. Ten matysite parašus iš praeito mūsų susirinkimo. Lapkričio 11 dieną žmonės rinkosi kandidato paklausyti Tutkaus, dėja kandidatas neatvyko ir iki šiol nepaaiškino, kodėl jis tuo metu nedalyvavo, nors davė leidimą jo vardu ir reklamuoti jį. Bet per pertrauką jūs tai galėsite padaryti. Kaipgi vyks dabar pokalbis ir diskusija? Tam, kad iš mūsų netiminėti mikrofonų, čia matote yra tokia tribunėlė, naujoviška ir įjungtas mikrofonas. Tai, kaip Hyde Parke. Taip. Tai tikrai gyvos eilės principų, gyvą eilę kviečiame prieiti, užduoti klausimą, replikuoti, pasakyti savo nuomonę, bet kuo įmanoma glaušiau, kuo trumpiau, todėl kad tikrai kalbėsimės tol, kol mums skaudės.
Tai kol auditorija ruošiasi, aš šiek tiek priminsiu istoriją. Jeigu pasižiūrėti į Žečpospolitos laikotarpį, Lietuvos kaip tokios nebuvo. Buvo Lietuvos, Lenkijos valstybė ir valdymas, taip, kiekvienas dar istorikas turi ir savo nuomonę, aš tik tai šaltinius cituoju. Ir tuo metu, kai jau vyksta sukilimas, pradedama dalintis Lietuvą porcijomis, dalis jos atitenka cariniai Rusijai. Napoleonas Bonapartas įžygiuoja į Lietuvą su savo 400 000 kariuomenę. Tenais prie Rusijos sienos laukia 900 000 maždaug kariuomenė. Tiek, kiek su carinės Rusijos kariuomenė lietuvių nepasitraukė, tų skaičių nepavyko man rasti. Napoleonas išsireikalauja vietos žemėse formuoti kariuomenę, ulonų kariuomenę. Apie 17 000 kariuomenės. Nekalbama apie tam tikras karinės patirtis arba žūtis, tos informacijos nėra tiesiog. Tačiau čia yra jau ateina ir pirmasis pasaulinis karas, kuris nusineša eilę skaičių gyvybių, tame tarpe lietuvių. Antrasis pasaulinis karas, kuris išsiveda į frontą 108 000 Lietuvos gyventojų. Pagal patyrusių žalą mes esame antri nuo pabaigos. Lenkija patyrė daugiausia 17% nuo jų gyventojų, tuo metu gyvenusių mes beveik 15% nuo tuo metu 2,5 milijono gyventojų. Tai mūsų kryžkelės, ateina iki 90 metų. Tuoj minėsime kovo 11. Aš tuo metu buvau, tokia paaugytė, mažytė. Ir stovėjau tenais prie Seimo, laukdama to pranešimo, kada buvo skaičiuojami balsai. Ir nuo 90 metų, atrodo, prabėgo toks mažytis tarpas. Vos 30 metų. Ir vėl mes prarandame savo nepriklausomybę. Zigmai? O gal siūlymas toks ekspromto, kadangi užsiminiau apie apvalų stalą ir diskusijas, o jau vyksta 2 politinės kampanijos, 2 rinkimus, į Seimą dar ne, tai manau, kad tokiam apvaliam stalui tai jau nebetidėliotinas klausimas, ką darom ir su vienais rinkimais, ir su kitais, ar vėl slapstysimės pakampėmis, pasišnekėdami vienam ar kitam televizijos internetinės kanale. Ir kaip atrodo, kadangi tie klausimai užduoti yra, gal dabar trumpam žodžiui pakaitinti Eduardą Vaitkų pakviesim ir tada jau visiems klausimai, nes nuo kitų nesulaukėm. Aš norėjau klausimą užduoti, bet žiūriu, kad praleidau. Tai aš gal ir pradėsiu nuo savo pradžioj požiūrio trumpai. Lietuva yra parduota ir išduota. Man akivaizdu. Mes, Zigmai, su jumis kitą ir straipsnių seriją prirašėm. Tai jau yra įvykęs faktas. Ja pardavė ir išdavė ne kokie nors užsieniečiai, o mūsų vietiniai, gražiai lietuviškai kalbantis ir žadantis, kurie pasiskelbė Lietuvos patriotais, išduodami ir parduodami Lietuvą. Faktas yra toks. Tai dabar, kadangi situacija dar pablogėjo, Zigmai, kaip jūs gražiai ir teisingai mano supratimu paaiškinot apie karo situaciją, kuri artėja link Lietuvos. Galima apsimesti ir sakyti, kad nieko tokio čia viskas tvarkoj. Mes, Lietuva, šiuo metu kariaujame Ukrainos teritorijoje kartu su NATO prieš Rusiją. Tam įrodyti aš turiu daug faktų, galiu juos pateikti, bet dabar ne apie tą kalbą. Generolas Grina
lygiai tą patį pasakė VSD generolas, VSD vadovas Grina. Pasakė tą patį, ką ir aš. Ukrainos teritorijoje mes kariaujame prieš Rusiją. Prancūzų finansų ministras pasakė, mes kariaujam totalinį ekonominį finansinį karą prieš Rusiją. Karo tikslas Rusijos ekonomikos sunaikinimas. O Rusija nekariauja. Apie šitą galėsim individualiai pasikalbėti, aš tęsiu temą. Tai šiuo metu mes kariaujame, bet kariaujame Ukrainos valdžios siunčiamų krauju. Kadangi tas kraujas vienu ar kitu atveju pasibaigs, aš nekalbu apie Lenkijos vadovo atvirai pasakytą mintį, kad šitas karas Ukrainoje yra pigu, it is cheap, nes Amerikos kariai nemiršta, not dying. Tai yra priimtina. Klausimas, ar atsitiktinai viešai buvo svarstoma, kad Lenkija viena ne NATO sudėtyje įsijungs į tiesioginės karinės veiksmus prieš Rusiją Ukrainos teritorijoje. Manau, neatsitiktinai, manau, viskas ruošiama, manau, viskas planuojama. Taigi mes neturim lietuviškos valdžios, o turim tvarkingai vykdančius nurodymus, globalius. Tai dabar šiam kontekste aš manau, kad aš nepraleidau savo šanso ir užtat rugsėjo 5 dieną pateikiau Lietuvos žmonėm savo kandidatūrą ir savo viziją prezidento rinkimuose. Ir mano vizija yra tokia, kad tik Lietuvos žmonės gali nuspręsti savo likimą. Šiuo metu šita teisė iš mūsų yra atimta. Tai tik Lietuvos žmonės gali nuspręsti ir būti savo gyvenimo, savo likimo ir savo šalies šeimininkais. Tos teisės šią minutę mes nebeturime. Labai seniai jau kartoju savo frazę, kad 30 metų jie yra tie patys. Pozicija ir opozicija yra privalomos vieno proceso sudėtinės dalis. Ir kai mes kalbame, kad oi šitie dabar yra valdžioj, o opozicija kitokią nuomonę turi, tai aš galiu pasakyti, kad opozicijos uždavinys yra kitokia spalva, kitokiais žodžiais tą pačią mintį išreikšti. Nėra Lietuvoje opozicijos ir pozicijos. Yra vieninga, tvarkinga sistema, kuri atstovauja globalinę ir kuri keičia tik tai skvernelius, švarkelius ir sukneles. Taigi, aš savo šansą pasinaudojau ir nepraleidau ir sakau, aš esu prolietuviškas ir už tai, kad Lietuvos žmonės nuspręstų, ar mes norim kariauti, ar mes norim atiduoti savo Lietuvos savarankiškumą ir nepriklausomybę. Tai turi būti tik tai mūsų sprendimas, o sprendžiant šitą klausimą, aš pasisakysiu ir su jumis visais diskutuosiu, kad aš asmeniškai esu už tai, kad Lietuva būtų nepriklausoma ir savarankiška ir kad Lietuva būtų neutrali ir nesikištų į kitų šalių vidaus reikalus. Tokios pagrindinės mano pozicijos yra. Šalies viduje, aš sakau, kad moralė ir padorumas yra šio pasaulio dimensija ir Lietuvos valdžia privalo sudaryti tokias socialinės ekonominės sąlygas Lietuvos žmonėm, kad visi mes būtumėm pasirengę ginti šitą savo Lietuvos tėvynę, bet ne Lietuvos valdžią. Tėvynę, nes joje mums gyventi gerai. TSRS laikais, kadangi vyresnių yra, puikiai atsimenat, tarybinį žmogų kūrė. Nes Lietuvos
Lietuvos piliečio nebuvo. Lietuvio kaip tokio turėjo nebelikti. Tarybinį žmogų kūrė. Dabar kūrė pasaulio žmogų, Europos žmogų, kur Lietuva tik tai teritorija. Dabartiniai pabaigiu jau rinkimai šitie bus, kurie mes turėsim apsispręsti, ar mūsų užduotis yra išnykti, ar mes vis tik turim šansą atgyti kaip Lietuvos pilietinės visuomenės ir Lietuvos valstybės tęstinumo tęsėjai. Aš esu už tai. Neturiu daugiau ką pasakyti. Aš turiu tokį provokacinį pastebėjimą. O kas bus, jeigu įvyks tai, kas numatyta mūsų konstitucijoje? Įvedus karinę padėtį, rinkimai nevyksta. Taip. O preliudijų yra Nendrės klausimai daug. Sausio 12 Vytautas Landsbergis, kalbėdamas Seime su susirinkusiais gynėjais sausio įvykių, pasakė maždaug taip: įsivaizduojat, ragina Seimą nuversti. Tas, kas sako, kad bloga valdžia, tas veikia prieš Lietuvą. Aš atsimenu, kad ankstesnį Seimą ragino versti ir jo anūkas Gabrielius Landsbergis. Ir jisai pats, matyt, dabar nepatikslinsiu, bet lygiai panaši situacija yra su klausimu Eduardui Vaitkui, kurį tamsta uždavėte, kaip ten Rusija ką daro. O žinot, aš labai mėgstu, žydai mėgsta labai į klausimą atsakyti klausimu. Gal jūs žinot atsakymą? Kaip ten nutiko, kodėl vakarų diplomatai prieš 22 metų vasario 24 ir kariškius ir viską patraukė iš Ukrainos? Kodėl Ukrainos prezidentas, žinodamas iš CŽV sausio vidury planus, iš kur ir kaip ir kas puls, nieko nedarė? Kodėl atidavė praktiškai be šūvio visą Chersono sritį ir beveik visą Zaporožės sritį? Klausimų yra daug. Ir mes neapsimeskim, kad į viską galim atsakyti taip labai paprastai. Taip vyksta ten Rusijos karas. Taip jie, formaliai žiūrint, pirmieji įžengė. Bet apie 14 metus aš nenoriu kalbėti. Visi atsimenam, kas ten vyko. Ir kaip Rusija išnaudojo vakarų klaidas, pasiimdami Krymą ir matyti ir Donecką, Luganską. Tačiau šitoj vietoj aš rekomenduoju pasižiūrėti. Yra toks prancūziškas internetinis kanalas Selevi, kur karts nuo karto šneka Šveicarijos žvalgybos pulkininkas Žakas Bo, rašosi Bod, lietuviškai, jeigu skaityti, kuris yra NATO programų Ukrainoje vienas vadovų, kuris atvirų tekstų apie tai kalba po to vadinamo nepavykusio kontrpuolimo. Kad vakarai gyveno iliuzijomis žiniasklaidoje, visi politikai, kad Rusija 1-2 ir sužlugs, sankcijos suveiks. O dabar matot, taip mes supratom, kad beprasmis tas kontrpuolimas, beprasmis jis yra, nes karinės dvikovos prasme beprasmis. Bet kaip dabar atsisakysi, jeigu tiek daug mėnesių ir metų mes šnekėjom, kad tai pavyks visiems? Bet atvirų tekstų šneka. Tai mes turim visus klausytis, gerbiamasis, ir gyventi savo protu. O ne kažkieno, nesvarbu, kas pasako, ar iš vakarų, ar iš rytų, ar iš LRT, savo protu. Jeigu mes negyvensim savo protu, tai mūsų protus valdys kiti. Dar Zigmai, jeigu galiu papildyti vieną trumpą repliką, praėjusiu metu Liepos berods mėnesį Newsweek, kur parašė savo tą straipsnį, kaip amerikonai 21 metų gruodį atvažiavo į Maskvą ir susitarė, kokiom priemonėm, kaip bus kariaujama Ukrainos teritorijai. Ir jiems ten buvo tada problemų. Jie amerikonai pasižadėjimus buvo prisijėmę ir kai į Kremlių trenkė tie dronai iš Ukrainos paleisti, jiems ten reikėjo truputėlį nemalonumų turėti, nes
karo taisyklės, kurias sutarė Rusija ir Amerika, jos buvo pažeistos. O visiems kitiem, kurie sako, kad vyksta karas ir Rusijos dujos per Ukrainos teritoriją keliauja ir padidintą mokestį transportavimo Rusija tvarkingai sumoka, o Ukrainos valdžia paima, tai jeigu žmonėms šitas faktas nieko nereiškia, tai daugiau ir aiškinti nereikia. Tiek. Jau reikiuojasi eilė į replikų ir tuoj turėsime klausimų. Ir tik tai noriu pareplikuoti, kiekvienas karas sustiprina vis kokią nors didesnę valstybę. Jeigu pasižiūrėti Napoleono Bonaparto karus ir pasižiūrėti į vėlesnius susitarimus, tai stiprėjo Didžioji Britanija ir Rusija. Jeigu pasižiūrėti Antrą pasaulinio karo pasiekmes, sustiprėjo Jungtinės Amerikos valstijos. Netgi buvo gimstamumo bumas 1950 metais, kūdikių bumas taip vadinamas. Ir klausimai. Jo, norėjau užduoti klausimą. Skaitosi, ryšių technologijos, internetas ir visa kita yra bendras per visą pasaulį. Ir tuo klausimu sakot, kad čia karinės bazės tos ar anos, jeigu jos naudojasi bendrų ryšių ir jos vieną kitą puikiausiai žino. Kiekvieni žino, kas ką veikia. Tai klausimas, į ką mes žiūrim ir kur mes žiūrim. Ta, ką mum leidžia žiūrėti. Vat nuo to ir pradėkim, tik tai mąstyti reikia patiem. Zigfridas. Pritariu. Zigfridas. Zigfridas Kleiva. Dar trumpa replika. Išvesdami į kariuomenę, mes dažniausiai šauktinius turime, taip, ir pašaukėm, ir šis laikotarpis yra ypatingai jautrus, mamoms, tokioms kaip aš, kurie jau turi išauginę savo sūnus ir dukras, 18 ir vyresnių metų vaikus. Kai kas iš jūsų turi tokio amžiaus anūkus ir mes puikiai suprantame, kad karas praryja tautos žiedą. Tai yra tikrasis genocidas prieš mūsų tautą. Jeigu atsisuktumėme atgal, tai būtent tie, kurie gali eiti kariauti, jie buvo sutripti, sunaikinti, išvežti, ištremti. Mes matome įvykius Ukrainoje, vyksta tas pats, dabar jau ir moteris yra šaukiamos į kariuomenę. Mes žinome, kad šaukiamasis amžius gali būti net ir aukščiau negu 56 metai. Bėda ta, tik tai aš pajokauju visą laiką, kad mūsų 50-mečių ir vyresnių nekvies, todėl kad mes žinom, kaip karą pabaigti. Mes nušausime generolus ir karas pasibaigs. Tai čia tik tai toksai juokas ir reikalingas tas žiedas, kuris, kaip paaiškėja pagal statistiką, 55% tinkamų kariauti, tinkamų šauktinių. Iš tų kitų likusių 40 su virš procentų psichinę sveikatą problemų turinčių yra žmonių. Vadinasi, mes į karą planuojame arba gynybai planuojame išsiųsti sveikus, o čia palikti tuos, kurie negali kažko. Vakar Šimonytė patvirtino, kad sulaukia iš ES vizito su siūlymu steigti karinę pramonę čia Lietuvoje. Dėl to mes matome atskirus pranešimus ir kitų atstovų, kad laikas investuoti į tankus. Ne į tankus laikas investuoti. Visada buvo laikas investuoti ir susitelkti ties žmonių protais. Šiandien turime hibridinį karą, kada bombarduojamos ligoninės ir mokyklos. Tokio karo nėra niekada buvę. Šiandien turime karą, kada užtaisytas dronas gali nukauti konkretų žmogų, nepaisant atstumo. Rusijoje yra statomi ištisi fabrikai dronams gaminti. Ir mūsų vyriausybė vėl kalba apie tai, kad reikia investuoti į karą, ne į taiką. Ir investuoti į metalą, o ne į protą. Juk mūsų 16-mečiai šiandieną gali mokykloje sukonstruoti skraidančius gynybinius dronus, kurie gintų Lietuvos dangų. Mūsų kariuomenė kalba apie tai, kad mes neturime gynybinės politikos, kad mūsų skliautas dangaus būtų apgintas. Diena iš dienos pradės aiškėti apie tai, kokie korupciniai ryšiai buvo
kariuomenėje per viešuosius pirkimus. Kas tos viešuosius pirkimus dengia ir stogavo. Tai nebus vien tik tai auksinių šaukštų skandalas. Tai bus labai rimti pažeidimai, nusikaltimai Lietuvai. Ir tai labai greitai išgirsime. Klausimas iš salės? Šiek tiek papildydamas Nendrę pasakysiu, kaip, pavyzdžiui, aš iš savo patirties, kaip aš galiu tikėti Ingridą Šimonytę, jeigu ji nutraukė Belarus kaliai tranzitą, nors raštu geras pusmetis prieš tai Lietuvos vyriausybė ir Lietuvos valstybės saugumo departamentas buvo perspėtas apie šitą suplanuotą Rusijos saugumo operaciją. Raštu. Aš turiu raštišką Gabrieliaus Landsbergio užsienio reikalų ministro atsakymą, kad ne, šitos amerikietiškos sankcijos, kurias atseit tariamai jie vykdė čia, negalioja Lietuvai. Raštu man atsakyta. Prokuratūros paprašiau nepradėti ikiteisminį, o prijungti prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos veiksmų prieš Ukrainą, vat šitą epizodą. 2 prokuroram daviau parodymus, nurodžiau liudytoją, kurį prašau apklausti, kuris raštu pranešė. Nes per šitą operaciją nutraukus Belarus kaliai tranzitą 21% kalio trąšų, 19% Rusija kontroliuoja pasaulinės rinkos. Tranzitas kurį laiką ėjo į Nikolajevo uostą per Ukrainą, o po to prasidėjus karo veiksmam, viskas per Rusiją. Ir šitie bijo mūsų prokurorai atlikti veiksmą, pareikalauti iš vyriausybės šito raštiško pranešimo, apklaus žmogų, kuris sako, kad taip padarė geras pusmetis prieš nutraukimą. Ir sudarė tokiu būdu sąlygas, ten apie 5 milijardai iš Belarus kariai veiklos eurų biudžetant Baltarusijos eina, sudarė sąlygas finansiškai parklupdyti Baltarusiją ir įvesti neeiliniam pratybom Rusijos kariuomenę 75 km nuo Kijevo. Tad ką aš turiu galvoti apie mūsų prokuratūrą ir mūsų vyriausybę? Ką aš turiu galvoti, turėdamas tuos faktus, kuriuos pateikiau prokuratūrai. Taip mane 2 prokurorai generaliniai prokuratūrai apklausinėjo. Ir ką aš turiu galvoti? Tai už pinigus tai padarė mūsų vyriausybė? Ar šantažuojama? Ką aš turiu galvoti? Man nesvarbu, kuris variantas, bet Lietuva padarė kiaulystę ir Baltarusijai, ir savo visų pirma. Tai po to vaidinti moralę su Ukraina, tokia moralė. Aš kito paaiškinimo neturiu. Absoliutus amorališkas elgesys. Ir po to vaidinti patriotus Ukrainą remiančius. Tas žmogus man pasakė, Lietuvos žmonės tai tikrai remia Ukrainą žmonės. Bet ne šita valdžia. Ukrainą remia. Už mūsų pinigus taip remia. Trečiadienį apie Ogmuną pašnekėsime spaudos konferenciją. Antanas Gedvila, VI Karšuvos būtovė. Antanas Gedvilas, vyriška giminė. Iš praeitis tavo vaikai tai stiprybę semia. Ar jūs įsivaizduojat, kas darėsi mūsų prototėm, kada krikščionybė pasuko ienas į mūsų pusę? Ar problema nebuvo panaši? Drąsiau, garsiau, nes mikrofonas gaudo, tai garsiau. Kada krikščionybė pasuko ienas į mūsų kraštus, ar situacija nebuvo panaši? Mūsų protėviai rado išeitį. Kokią jie rado? Mes turėtume apie tai žinoti. Iš tikrųjų, mes nežinome pusę savo istorijos. Mes nežinome savo didingosios istorijos. Mes žinome šiandieninę istoriją, mes žinome didžiąją istoriją, bet mes nežinome didingosios istorijos. Štai turime kandidatą į prezidentus,
gerbiamą Vaitkų, aš jam turiu užduotį. Ant scenos kairiau truputėlį yra sudėta visa Lietuva. Aš norėčiau paprašyti kandidato, kad sudėtų iš eilės visą Lietuvą, kaip turėtų būti. Čia pagal laikotarpį turiu galvoje, 4 vėliavos yra. Ir laikykime, kad kairėje pusėje yra Kristaus gimimo metai, dešinėje pusėje yra ši diena. Tai gerbiamas Vaitkau. Provokacija. Pasirašom. Toks žaidimas. Pasirašom. Nepasirašau aš provokacijom, einu pasižiūrėti, nes aš nematau. Man Lietuvos piliečio užduotis. Taip, Lietuvos piliečio užduotis. Ir istorijos testas toks. Ne, 4 vėliavos. Ant scenos yra 4 vėliavėlės. Tikrai nesunku pakelt, sudėti iš kairės į dešinę pagal amžių, pagal tada, kas buvo mūsų, reiškia, kelyje mūsų tautos. Taip, iš kairės į dešinę. Kairė yra Kristaus gimimo metai, dešiniai mūsų dienos. turint omeny, kad šitą Seime priėmė, nes buvo kitokia. Nekreipkime į turinį dėmesio. Svarbiausia, žinom, kad čia Vyčio vėliava. Aukščiausioje taryboje, ne Seime. Na, čia yra Vyčio vėliava, Žemaitijos vėliava. Tai gerai. Gal yra istorikų, kurie padėtų sudėlioti iš eilės vėliavas? Pakomentuokim. Gerai, padėsiu. Ta trispalvė, žinoma, yra labai jauna vėliava. Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Lietuva, Baltarusija atiminėja šiandieną mūsų istoriją ir pristato, kad mes lietuviai esam žmudzinai, o jau yra tikrieji lietuviai. Va, matot, kokią mes painiavą turim ir mūsų istorikai nesugeba pateikti atsakymų vadovaudamasi moksliniais įrodymais. O moksliniai įrodymai jie naudojasi tik rašytiniais šaltiniais. Pirmoji vėliava yra Vyčio vėliava. Štai mūsų tikslas yra nuo vėliavos nukelti, reiškia, šitą simbolį į realų gyvenimą, nuo kurio ir prasidėjo mūsų valstybės sukūrimas, atsiradus būtent tam pavojui, kada krikščionybė pradėjo veržtis į mūsų kraštus. 10-11 amžiui krito visa Skandinavija, visa Europa po krikščionybės kojom. 9 amžiaus pabaigoje krito po kojom rusėnų žemės ir lietuviai sukūrė, nežinom mes jų vardų, mes žinom maždaug. Aš tiesą nenoriu papasakoti istorijos, noriu tik suintriguoti, kad mes nežinom savo didingosios istorijos. Ir pirmoji buvo, tai Vyčių žemė, pirmiausiai buvo Vyčiai, kurie suliejo Lietuvą. Nebuvo Lietuvos prie Lietuvos upelio. Nustokime mes šitokią teoriją galvoti. Tai buvo sukurta valstybė ir jie valdė kunigaikščiai, vienas kitą labai gerbdami, laikydamėsi subordinacijos, ką Zigmas kviečia šiandien padaryti visus prie apvaliojo stalo. Tai va turėtų susėsti, kaip tada kunigaikščiai susėdo, o esant reikalui išsirinkti vieną, kuris vadovautų ir lydėtų mus šitam sunkiam kely, ir jį galima būtų pavadinti didžiuoju kunigaikščiu. Tai va štai karaliai ir kunigaikščiai mūsų. Tai va skirtumas tarp mūsų kunigaikščiai vidaus naudojimai buvo tie patys kunigaikščiai, o išorės naudojimai jie buvo karaliai. Ir mūsų valstybė prilygo karalystei. Tai va štai tokią įžangą norėčiau trumpai
kaip čia, suintriguoti ir galėtumėm, bet čia diskusija turėtų, ne mažiau kaip trejata valandų, kad bent suprasti, kodėl taip įvyko, sudėti priežastinius ryšius, geografiją ir pateikti mūsų visuomeniai kaip pavyzdį, kaip mes turėtumėm spręsti klausimus, kaip sprendė mūsų valdovai. Tai taip, Kvyčių žemė buvo Žemaitijos teritorijai, bet tai nebuvo Žemaitija. Žemaičių pasas yra, atvirai pasakius, reikėtų išaiškinti, Žemaitija tai yra didžiulė dalis valstybės, kurią reikėtų iš tikrųjų pasakyti, kad ji buvo labai garbinga, bet nebuvo pagrindinė. Iš tikrųjų buvo vyčiai, kurie sukūrė suliejo mūsų protautės į bendrą darinį kovoje prieš krikščionybę. Ir tai atsitiko Vladimirui apsikrikštijus po 889 metų. Antanai, auditorija užė. Gerai, atsiprašau. Užė nori replikuoti. Jau nori replikuoti. Prašom replikom tenais. Aš tik prieš replikas noriu šiek tiek įvesti korekcijos. Reikėjo matyti kitonišką pavyzdį parinkti Vyčio, nes tikrai Eduardas Vaitkus jį pastatė eiliškumo prasme, nes 91 ar 2, dabar nebeatsimenu, aukščiausioji taryba būtent šitą vytį patvirtino kaip mūsų valstybės herbą. Ir noriu pasakyti, su Baltarusija tai turi tiesioginę sąsają, nes vieną gražią dieną Vytautas Landsbergis sako, rytoj ar poryt Baltarusija jau tvirtina vytį herbo. Reikia mums greitai. Heraldikos komisija dirbo tuo metu ir visa kita. Ir Vytautas Landsbergis sako, negalima, čiagi neparuoštas ir argumentai ir visa kita. Nesvarbu. Tai dėl to, savaime aišku, kad vytis buvo seniai, bet šitas yra paskutinis, kuris stovi už šitos. Tai dėl to aš dabar jį ištraukiu, jeigu jau su Vyčiu, tai su Vyčiu į priekį. Jo, iš tikrųjų ta Vyčio vėliava yra va štai. Bet čia ne politinės partijos reklama. Tai čia yra karinės politinės organizacijos vėliava, kurioje puikuojasi Vytis ir jisai Gediminaičių stulpus turi. Mes nežinom savo lietuviškojo Marienburgo, kur jisai buvo. Ne Vilnius Lietuva. Ne Vilnius. Lietuva nuo 1323 metų. Gediminas jame gyveno tik 20 metų. Kuris buvo iki tol? Štai jis buvo Vyčių žemėje. Antanai, pažiūrėkit, kokie eilė už jūsų norinčių replikuoti, nepabėkite. Pranciškus Valickas visai... Disidentas Pranciškus Valickas, tai yra žmogus, kuris... Pasakysiu tik tai, Pranciškau, minutėlę. Pranciškus Valickas, jeigu dar nežinojote, kalba mažiausiai 4 kalbomis ir skaito. Nesvarbu, negaiškim laiko. Aš pasakysiu tiek, man mikrofono nereikia, aš galiu kalbėti be jo. Reikia mikrofono įrašui, ačiū. Tai va, mūsų valstybė labai sena, daugiau kaip 4000 metų. Čia Statkutė Jerusalis, skaitykite. Ir yra pakankamai daug įrodymų šito. Dabar apie kunigaikščius. Kunigaikštis yra menkinamasis žodis. Priesaga aikštis, reiškia. Pagalys, tai kaip reikiant baslys. Pagaikštis, va toks pagaliukas. Ir visur kitur, prie ko prisekta šitą priesagą, sumažina mergiukštė, berniukštis ir taip toliau. Tai reiškia didysis kunigaikštis, didysis mažius. Yra absurdas toks terminas. Ir šitas žodis sugalvotas visiškai nesenai, kai pradėjo rašyti prieš 100 trupučių metų istorijas. Nebuvo jokių kunigaikščių niekada. Dabar, o kas buvo? Konstantinas Purpurinis 9 amžiuje Romos imperatorius Konstantinopolėje, dabar Stambulas, parašė veikalą, prieš tai jis buvo dvasininkas, filosofas, mokslininkas, paskui tapo imperatorium. Tai parašė imperijos valdymo menas. Rašo, šiaurėje valdo rykiai ir kunigai. Šiaurė, tai reiškia, iš šiaurė nuo Juodosios jūros iki Baltijos jūros. Rykiai ir kunigai. Rykis nuo žodžio rėkti, kas rėkia, rykiuoja kareivius, tas yra rykis, tai karininkas, rykis. Va. Tai ir dabar šachmatuose karininkas lygis yra išlikęs, o visur kitur jau jis panaikintas, bet yra nuo žodžio rėkti. Kunigas, tai va, galingas, tvirto kūno, kūningas. Kai reikėjo su vėzdais, kardais ir visokiam jėtim kautis, tai va tokius va kūningus, galingus statė pirmą eilę. Nes kitaip, jeigu pastatysite ten kokį nors silpnutį, tai toj pat nušluos ir pralauš frontą. Reiškia, tai tas kūningas, kur vadovavo, tai ir tapo kūningas, paskui kunigas.
pasidarė. Pavyzdžiui, Suomijoje ir dabar karalius vadinasi kunigas, Estijoje kunigas, vakariečiai vakaruose, tuose laukiniuose, kurie išprotėjo dabar su ta homoseksualizmu. König vokiškai kunigas, König karalius, King angliškai, Kungė švediškai, visi jie tik tai kunigai. Tai pas mus kunigas titulas. Ir visi jie iš mūsų skolinus, ne mes iš jų, apie tos kunigus ir visus kitus trumpai, aš ilgai nesiplėsiu. Dabar apie Lenkiją. Žečpospolita, Abiejų tautų respublika ir visokios kitokios marazmai yra sukurti XIX amžiuje. Savokos. Mūsų valstybė žlugo 18 pabaigoje, 1795 metais likviduota buvo, taip susiklostė, žinom kaip buvo, bet istoriją pradėjo rašyti Europoje žmonės, istorijas, savo tautos istorijas, valstybės istorijas pradėjo rašyti XIX amžiaus pradžioje. Iki to laiko rašė visokius tenai metraščius ir visai kitaip, jokių istorijos reikalų ne. O kas atsitiko XIX amžiaus pradžioje? XIX amžiaus pradžioje nugalėjo Napoleoną, Vienos kongrese nugalėtojai dalinosi Europą ir negalėjo mūsų valstybės pasidalinti, taip tai aplink Varšuvą tokį nemažą plotą įkūrė Lenkijos karalystė. Pirmą kartą istorijoje pasirodė Lenkija. Anksčiau jokios Lenkijos niekad nebuvo, jokios Žečpospolitos nebuvo. Žečpospolita tai yra žodis respublika lotiniškai išversta į lenkų kalbą. Žeč reikalas, pospolita bendras. Lotiniškai res reikalas, publikum liaudis. Būtent Vienos kongresas sustiprino monarchijas ir neatsižvelgė į mažų valstybių norus. Nesvarbu, Vienos kongresas įkūrė Lenkiją, tokią chimerą, reiškia, Napoleono įstatymai, lenkų kalba valstybinė, iki tol buvo lotynų kalba valstybinė, lenkų kalba valstybinė ir unija su Rusijos imperija. Reiškia, Lenkijos karaliumi paskyrė Rusijos imperatoriaus brolį. Imperatoriumi, šito karaliumi Lenkijos ir kariuomenės vadu. Kai 31 metais sukilo, norėjo nusimesti Maskvos valdžią ir pralošė karą, jie panaikino tą karalystę, padarė gubernijas. Bet jie pradėjo lenkai rašyti, reiškia, gavo teisę lenkiškai, Lietuvoje uždrausta, lenkiškai pradėjo rašyti savo šalies istoriją, o tos istorijos nulis nėra. Suklastojo Krėvos unijos aktą, klastotė. Yra Navakienė Prancūzijoje, Sorbonos universitete gynėsi disertaciją ir disertacijoje Prancūzijoje, Paryžiuje. Pranešėjai, gerbkime kitus, trumpinkim. Viskas baigiu. Ir, reiškia, apsigynė, kad XIX amžiuje suklastota, peršvietė su infraraudonais spinduliais, su rentgeno spinduliais ir nustatė, kad rašyta 3 skirtingais rašalais skirtingų laikų Krėvos. Reiškia, griniausia klastotė. O dabar pas mus, reiškia, dabar pradėjo daug vėliau rašyti istorijas ir remiasi Lenkais, remiasi Maskoliais, visokiais kitokiais, kurie klastoja ir klastoja. Skaitykite Avižonį. Istoriką, parašė. Jų šaltiniais tikėti negalima, nes jie, pavyzdžiui, maskviečiai užkariauto krašto visus archyvus pas save vežėsi ir perrašinėjo taip, kaip jiems reikia. Taip, kad, reiškia, užpuolikas Maskva visą laiką teisus, o besiginanti pusė visada neteisi. Tai va, tai sakau, tai reikia žinoti ir savokas kalbam, nevartoti jokių Žečpospolitų, apie seną Lietuvą, kuri mirė 1795 metais. Jokių Žečpospolitų nebuvo, jokių Abiejų tautų respublikų nebuvo, jokių Lenkijų nebuvo. Mūsų. Kodėl mūsų aukštuomenė perėjo prie slavų kalbos? Šia kita kalba, aš galiu šitą papasakoti, žinau, bet aš nenoriu daugiau kalbėti. Ačiū. Paplojam. Aš tik Pranui replikuosiu tik tiek, kad šachmatuose valdovė tampa ne rykis, o pėstininkas. Jeigu įveikia tam tikrą atstumą. Pona ir ponios, mes nukrypom nuo temos. Tema šiandien buvo Europa šiandieninė ir Ukrainos Rusijos karas atseit. Čia klausimus uždavė, kodėl be šūvio atidavė Krymą, atidavė Donbaso pusę, Chersonus ir taip toliau. Ir neaiškus atsakymai čia.
Nu, yra atviro teksto dabar tie atsakymai ir seniai. Nuo 14 metų, kai prasidėjo visa ta komedija, spektaklis, daroma bendro principo. Vienas principas, ta Švabo principas, kad sumažinti gyventojų skaičių bendrai, 90%, tai ir COVID fašizmas ir taip toliau, čia viskas į tą temą. O atskirai dėl Ukrainos Rusijos atseit konflikto, atseit, kad mes ten kontrapolimą ruošiam ir taip toliau, viskas čia yra pasakos. Iš tikrųjų, esmė ta, kad čia reikia pravalyti teritoriją nuo rusų ir ukrų didžiajam Izraeliui. Ir tas yra neslepiama, jau keletas metų yra tie projektai ir jie vykdomi kartu Rusijos rankomis ir Ukrainos išdavikų rankomis, vienos tautybės jie visi ir su vakarų pritarimu, tada mes atsakymą ir turėsim, kas čia darosi. Yra spektaklis išnaikinti ir tuos padaryti didį Izraelį ir tas yra oficialiai kalbama. Ir jau suvažiuoja ten, grįžta žydai į Ukrainą ir gauna išmokas didžiulės, kad ten persikeltų į Ukrainą. Tai dėl Ukrainos ir Rusijos tiek atsakymų. Kalbėjo Petras iš Gargždų. Tai dėkui gerbiamam Petrui, kuris grąžino prie mūsų diskusijos klausimo, ar mes eisim mėsą ten, ar neeisim. Prašau, sekantis, prisistatykit. Tadas iš Kauno būtų. Pasistengsiu greitai, jeigu galima, ta prasme, norėjau galbūt irgi šiek tiek labiau lokalizuoti, biškai neįsibarstyti. Tai šiek tiek galbūt dėl tokių taktinių klausimų, kadangi dabar, kaip sakyt, kaip matau, yra nemažai tiek, sakykime, ir kandidatai, ir atstovai. Ir galbūt tokia viena iš pagrindinių problemų irgi, kurią aš tokio šiek tiek matau, kad kažkaip labai daug yra tokių mini Napoleonų, šiek tiek netgi nebūtinai kaip pačiuose kandidatuose, o, sakykime, jų kažkokiuose ar atstovuose ar panašiai. Tai galbūt šiek tiek mano toks prašymas būtų, kad, kaip sakyti, aišku, aš suprantu, kad demokratija ir, ta prasme, galbūt kažkokių tiesioginių tokių kaip nurodymų duoti neišeina, bet, ta prasme, vis tiek, jeigu maždaug kaip įsivaizduojat kažkaip tai kažkokius tai bendradarbiavimus, tai šiek tiek gal, neusigaus už tokį, kaip sakyti, vaizdus sulyginimą, bet prašyčiau šiek tiek, kaip sakyti, apraminti tokius kaip šunis, jeigu galima taip įsireikšti, ta prasme, tai vat, būtų mano toksai, sakykime, pasakymas. Dėkui. Dėkui gerbiamam Tadui, kuris tikras bendramintis, tą aš penktadienį ir dar ne tik penktadienį spaudos konferencijoje ir padariau. Aš noriu matyti ir manau visi žmonės nori matyti. Tai yra svarbiausia. Diskusijas neatskiruose kanaluose, pakalbėjimus vieno ar kito, ar atstovo, ar kandidato, bet diskusijas, kur tiesiai akis į akį užduodami klausimai ir dar tiesioginėme etery tai turėtų būti. Ir tada gali susidaryti nuomonę. O ne rašyti svaiginamus pritarimus vienam komentaruose, vienam kanale, o kitose pasipiktinimus. Tai nevaisinga diskusija. Vardas buvo paminėtas, replika. Pritariu Zigmui ir tik tai pasakau, kad aš esu pakvietęs oficialiai ir prezidentą Gitaną Nausėdą, ir Ingridą Šimonytę, ir Zigmą Vėgėlę, pakvietęs... Igną. Atsiprašau? Zigmas čia. Oi, atsiprašau. Gerai, nežviena. Ir taip. Ir profesorių Vėgėlę, ir mano rugsėjo 5 pareiškime yra, kad aš kviečiu visus kandidatus, kurie dar irgi nėra ir net pasiskelbę, kviečiu visus diskusijai. Bet bendras principinis sprendimas atrodo yra toks, kad į diskusijas nesileisti. Tai čia toj vietoj ir tada reikia klausimas visiems mums. Kaip padaryti taip, kad neapsimestų, kad to nežino tie kiti? Replikos nuo mikrofono.
Taip, Antanas Gedvilas. Labai džiaugiuosi, kad sukėlė reakciją. Mano pirmas pasisakymas, noriu apjungti ir pabaigti tą dalyką. Nacionaliniam kultūros centrui iškėliau mintį, kad mes turime susėsti ir susitarti dėl mūsų tautos epo. Mes jo neturime. Kol mes nežinome didingosios Lietuvos praeities, mes neturime savo tautos epo. Su Baltarusiai su mumis gali daryti, ką nori. Tai čia yra kviečiama, kadangi tai yra nerašytiniai šaltiniai, istorikai šito pripažinti negali, bet yra daug medžiagos, kurią reikia svarstyti ir mums priimti. Ir gerbiamas Pranciškus Valickas ir daug tokių patriotų turi savo įžvalgas ir jas reikėtų sudėti į bendrą tokį ir ypatingai tas liečia ankstyvąją istoriją. Antras dalykas, ką norėčiau pasakyti, tai užvakar, kaip tik sukako labai sukaktis įdomi, 1654 metais, sausio 18 dieną, kazokai prisiekė Maskvai. Jie prisiekė todėl, kad negavo Trečiosios Respublikos statuso. Ir čia, kad jie negavo Trečiosios Respublikos statuso, visa kaltė tenka Lenkam. Štai, ką reiškia išdavystė. Trečią kartą Ukraina bando pabėgti nuo Maskvos. Pirmąją kartą Poltavos mūšis, antrąjį kartą laikau Holodomoras, kur bolševikinė Rusija išnaikino apie 11 milijonų ukrainiečių. Trečias kartas, matot, kokie grandioziniai dalykai darosi padarius istorinę klaidą. Lietuviai... Kontrklausimas. Kaip jūs vertinat ir prognozuojat dabartinės Lenkijos vyriausybės veiksmus? Visų pirma, Rusijos-Ukrainos kontekste. Su Europos Sąjunga daug mažai aišku, ką sieks padaryti. Prezidentas gal kitaip laikys. Bet būtent šitoj vietoj. Pažinodamas Lenkijos elgseną, noriu pasakyti tai, kad jie nenustos savo tikslų. Jie taip pat yra šovinistinė valstybė. Jie laiko kresus ir tiek silpnesnius jie turi daug pretenzijų į Lvovo kraštą. Atsiradus galimybei, tas klausimas tarp Ukrainos ir Lenkijos iškils. Aplamai santykis su Lietuva ir Lenkija, dar norėčiau pasakyti, kad Vytautas Didysis, kada iš jo pavogė karūną, 2 kartus net Lenkai, jis neėmė kitos, jam buvo siūlyta iš Pakrūmių atvežti tyliai, jis atsisakė tos karūnos, sakė, man jos nereikia ir šitą prakeiksmais užrakino savo mirtimi po savaitės. Lenkai buvo prakeikti Vytauto Didžiojo. Mes lietuviai turėtumėm būti savigarbą turėti, tą žinoti ir Lenkam kiekvieną dieną apie tai priminti. Santykiuose su Lenkija nekelia klupščiauti, o mes turėtumėm. Pirmiausia, jeigu nori bendrauti Lenkija su mumis, turi mums gražinti šitą Suvalkų kraštą, be presidenčių, turi Palenkę gražinti, turi Krokuvoje lietuvių kalba visi ekskursijų vadovai kalbėti, ne visi, pusė Lenkų, pusė lietuvių. Turi gatvių pavadinimai būti pusė Lenkų, pusė lietuvių. Krokuva yra mūsų abiejų miestas. Ir turi gražinti Lenkija Lietuvai tas vertybės, kurias Maskva jiems gražino, kada bolševikai pasirašė sutartį ir kada buvo sumušti prie Varšuvos ir pasirašė taikos sutartį. Lenkijai gražino mūsų bendrą turtą. Dabar Lenkai mums duoda po vieną paveikslą atveža ir tai daro didelę mums privilegiją. Tai va štai tokiam sąlygom mes turim ne raides, ne abėcėlės, mes turim statyti kardinalius dalykus. Lietuva valdė Lenkiją. Lietuvos karaliai buvo Lenkijos valdovai. Tik jie paskui tai padarė, kad praganė visą valstybę, didžiulę imperiją po Vytauto. Ir štai kokios mes valgom vaisius šiandieną. Ukrainos išdavystė, kazokai buvo Vytautas suteikęs jiems savivertę. Ir jo gyvenimo pabaiga buvo būtent tose kraštuose, kur šiandien vyksta karas. Ukraina buvo mūsų valstybė. Ukraina, o centrų buvo Vilnius. Tai tą mes turim lietuviai nepamiršti, turim savigarbą išlaikyti. Ir tą žinoti, nenusileisti nei Lenkam, nei lietuviam, nei rusam, nei baltarusim. Mes buvom tėvyčiai
kurie apjungė valstybę ir jie padarė didingą, o paskui padarė didelę. Štai kokie mūsų yra, trumpai taip tariant. Pagal numatytą darbotvarkę už 3 minučių turėtų būti pertrauka, todėl turiu atsiklausti auditorijos, ar galiu dar 15 minučių pratęsti, 3 replikos ir tada išeitumėm 15 po 3 į pertrauką 30 minučių. Ar galiu? Ačiū, tęsiam, 3 replikos ir tada pertrauka po 3:15. Aš tik priminsiu, kad šiais metais Putinas kalbėdamas su savo generolais viešai Tylos, dar ne pertrauka, tiesiu tekstu pasakė, kad vakarų Ukraina tai ne Rusijos. Ten gyvenantis 10 milijonų žmonių nesitapatina save su Rusija ir jie tapatinasi su vakarų šalim. Lvovas, pasakė realiai, ne Rusijos miestas, ką iš šitos kalbos realu, kad Rusija, pasakė ir Lenkija, ir Vengrija, ir vakarų šalim, pasiimkite vakarų Ukrainą. Tokiu atveju dalybų klausimas jau turbūt svarsto. Ukrainos padalinimo klausimas jau turbūt yra seniai svarstomas. Tiek. Vakar, tiesiog pratęsdamas mintį, vakar jau Ukrainos komentatoriai komentuoja Lenkijos vyriausybės nepasikeitusi požiūrį dėl padėties ant Ukrainos Lenkijos sienos, bet ir apie planuojamą Lenkijos ieškinių atsiėmimą tarptautiniuose teismuose dėl prezidento Kačinskio žūties, lėktuvo ir kitų dalykų. Tai reikia, nesvarbu, ką mes čia dabar šnekam apie Lenkiją ir Lenkus, reikia mokytis diplomatijos ir išspaudinėti iš visur viską, visų pirma savo ir savo tautos naudai. Ir iš Amerikos jie išspaudinėja, ir iš Europos išspaudinėja, ir iš visur, kur gali. Ne tik Orbanas. Zigmai, ir paskui tada sekantis klausimas, Vilno naša, ko gero iškils. Ir mums į tą klausimą reiks atsakinėti. Nes Lvovas naša, tai jau jie beveik pasakė ir sutinka su jais. Tai mūsų problemos ateityje nusimato. Antanas Gedvilas priminė labai gerą dalyką. Bolševikinės Rusijos pralaimėjimą prie Varšuvos, po kurio 20 metų Liepos, kurios ten dienos sutartis tarp tarybų Rusijos ir Lietuvos buvo, kuri tebegalioja be kitako. Tebegalioja, Liepos 12, dėkui. Tebegalioja pasirašyta ir kurią vykdant Lietuva gavo ir aukso luitų, lito padengimui iš tarybų Rusijos. Vat reikia kaip mokytis diplomatijos. Ir miško dar kažkiek, tai medienos ir visa kita. Ir nebedavė, bet yra ir Lenkijos klausimas, Vilniaus klausimas, yra ir galų gale papildomas susitarimas tarp Lietuvos ir Tarybų Sąjungos jau tuo metu dėl Vilniaus krašto. Ne tik 309, iš anksčiau ten tas pareina reikalas. Dar 2 replikos ir visų kitų replikuotojų, atsiprašysim, pratęsim po pertraukos. Dar 2 replikos, prašau, tik prisistatykite. Šeimos Aidus, Rima Biliūtė. Kol kas šiandien girdėjau tik skaudulius, turbūt kuriuos dauguma mes žinom, ir problemas, ir šiek tiek patriotizmo auginimo, bet neteko girdėti minčių ar pasiūlymų ar pamastymų, kaip visą tai reikėtų spręsti. Tai galbūt klausimas būtų gerbiamam Vaitkui. Jūs minėjot, kad planas yra susigrąžinti valdžią į Lietuvos žmonių rankas. Taipogi minėjote, kad nėra nei pozicijos, nei opozicijos Lietuvoje. Tai tas ir būtų turbūt esminis klausimas, kaip jūs planuojate tai padaryti. Išeiti iš ES, nes mes turim be galo daug įsipareigojimų ir sutartinių. Išeiti iš NATO, PSO, nes mes turim daug tikrai įsipareigojimų. Ar tai būtų prezidento valioje visą šitą pakeisti, mes vieni maži, pat šitoj aplinkoj, kaip? Mes vieni maži ir nieko negalim. Mes galim, bet kaip? Kaip?
Pirmiausia, jeigu jūs susipažinote su mūsų tuo straipsniu, mes neįstojom į Europos Sąjungą. O jūs kalbot, o ką mums dabar daryti? Aš kalbu, kad prezidentinė institucija tai yra įrankis, kuriuo remiantis galima pradėti gražinti Lietuvą, Lietuvos žmonėm. To įrankio vieno nepakanka. Tas įrankis nebus efektyvus, jeigu nebus sekančio etapo spalio mėnesių Seimo rinkimų. Vien iš tarpusavio rietenų prezidento ir Seimo aš suprantu, nes šitas kontekstas pakviečiant ir visus Lietuvos žmonės, jeigu Seimas nori konfrontacijos. Bet geriau būtų, kad ir Seimas būtų taip pat prolietuviškas. Tai prezidentiniai rinkimai, jeigu žinote, už ką balsuoti ir kas yra prolietuviški, jeigu jūs savo balsais prisidedat ir pirmą įrankį turit, tai tada sekantį įrankį spalio mėnesį gaunate. Ir tada atsiranda šansas, rimtas ir geras šansas nebebūti užsienio šeimininkų tarnais. O savo šalies viduje, tai jau mes išsiaiškinsim reikalus. Tuo labiau, jeigu vertinsim žmogaus gyvybę, orumą ir taip toliau, o ne kaip kapitalizmo pagrindiniai dėsniai, pelnas, pelnas ir man svarbu pelnas. Argi sudėtinga? Ačiū. Ačiū. Lukterkit, papildydamas tiesiog atsakymą į šį klausimą, aš nesivelsiu į teisinės peripetijas mūsų santykių su Europos Sąjunga. Mes nesam teisiškai stoję. Bet aš noriu pasakyti, iš Tarybų Sąjungos mes irgi neišstojinėjome. Tai dėl to reikia kiekvienoje situacijai susiorientuoti. Vakarai mus nerėmė, bet Maskva nenaikino mūsų sprendimo, todėl kad buvo raštingai padaryta. Bet tokio susiklausimo jis labai neilgai truko prieš kovo 11-ąją. Vat buvo rinkimų banga, sąjūdžio šita banga, ir po to prasidėjo ir vidinės rietinos ir visa kita. Tai dabar negražiai pasakysiu, ačiū Dievui, buvo ekonominė blogata ir kiti dalykai. Nesakysiu ačiū Dievui, kad sausio įvykiai buvo. Bet jie privertė mus būti susitelkusiais. O po to tariamo stojimo į Europos Sąjungą, atsipalaidavom. Atsipalaidavom. Ir pamanėm, kad viskas gražu. Ir savaime bus gražu. Tai dėl to turim taip susikoncentruoti ir žiūrėti. O receptas tas pats, sėskim prie palaus stalo, ketvirtainio, kokio tik norit, bet pradėkim šnekėtis tarpusavį. Šiuo metu tiek VRM-as, tiek Konstitucinio teismo teisėjai, visa Lietuva yra vienos, kaip sakant, šaikos rankose. Kaip sulaužyti šitą, kaip šitą perdaryti, jinai per daug yra įsišaknyjus. Prisimti atsakomybę, kelti bylas, kaip? Vėl atsakysiu ne kažkieno pavyzdžių, kuriuos jūs matote žiniasklaidos. Mane asmeniškai per teismų ir teisės saugos sistemą laužo nuo 2001 metų. Labai konkrečiai nuo Mažeikių Oruvos bankroto bylos, kurioje netyčia mano vadovaujama įmonė atsidūrė kreditoriam. Ten pirmasis susiėmimas su Dalia Grybauskaitė finansų ministrė. Jinai man baudžiaką prašo, aš jai su darbininkų atstovais prašau. Ir taip tęsiasi. Ir jeigu aš neturėčiau kantrybės ir nebūčiau išmokęs šiek tiek teisininkų nebūdamas, aš būčiau jau seniai sulaužytas. Dėl to reikia mums visiems vienas kitam susiremti pečiais ir žiūrėti, dėlioti visus argumentus. Aš netikėjau, dabar žiūrėdamas po daug metų į kovo 11-osios dokumentus, 30-mečio proga rašiau knygą, kurią kiekvienoje bibliotekoje galite rasti, įvadą knygai, kur apie tuos rinkimus aprašyta. Aš pats nustebau, bendravau su žmonėmis, kolegomis, signatarais, pats nustebau, kaip žinodamas iš sąjūdžio vidaus, koks visiškas nepasiruošimas buvo tam, kad ką darysim paskelbę nepriklausomybę. Visiškas nepasiruošimas buvo. Ir kaip buvo padaryti šitie dalykai,
Laikinas pagrindinis įstatymas Sąjūdžio deputatų buvo padarytas per 3 dienas naktis. Po 308 konstitucijos atstatymo, ją tuoj pakeitėm laikinuoju pagrindiniu įstatymu. Kaip raštingai buvo susidėliota su kovo 11 aktu, kaip tarybinio teisingumo ministro Prano Kūrio dėka Egidijui Klumbio iš Kauno pasišnekėjus Kaune su advokatu Puku, tas atvyko pas dėstytoją naktį, Prano Kūrį, ir kaip jo dėka ten sėdėdami 3 ar 4 valandas jo namuose galų galiai rašė žodį, kad pradedam įgyvendinti suverenitetą. Ne taip, kaip estų Latvių buvo, bet mes nuo tos minutės pradedam. Ir kai buvo viskas raštingai padaryta, TSRS valdžia mus spaudė, kad mes patys panaikintumėm. Be abejo reikalingas tarptautinis fonas, be abejo reikalingas žiniasklaidos nušvietimas. Kaip mane siutina šitie spalvotų revoliucijų šnekučiai visi, buvo nacionalinis išsivadavimo judėjimas ir veiksmas padarytas. Aš nesakau, kad mes čia kažkokie supergalingi sugriausim kažkokią Europos Sąjungą. JAV sugriaus greičiau ją, manau. Ir šitas karas taip pat sugriaus. Mes turim žiūrėti į save ir kaip išlikti čia, šitoj vietoj ir su kuo mažesniais nuostoliais. O toks mano supratimas yra. Dėl to, jeigu mes dedam ant stalo argumentą, taip teisiškai mes neįstojom, užstojimo aktą referendumo nebuvo. Iki tol visuose referendumuose paklodės buvo balsuojamos. Bet Zigmai, yra gera naujiena, pasitraukiant nereikės mokėti nei palūkanų, nei skolų, nes mes neįstojom. TSRS ir Rusija teisų perėmėje irgi ne vienos pretenzijos mums nepateikė, ne dėl 1 rublio, ne dėl 1 lito. Tai čia iš tos pačios serijos, bet tą reikia daryti sutelkus jėgas. Kad mes tarpusavį nesiplėšytumėm ir nesakytumėm viens kitam priekaištų ir kad turėtumėm bendrą poziciją. Jeigu susipažinot su 18 metų atstatyta Lietuva, taigi viešpatį iš pradžių Vokietijos protektoratų praktiškai norėjo mūsų garbingi signatarai. Pasikeitų situacijai, peržaidė visą tą reikalą. O kiek jie mūšių paruošė istorinę medžiagą, kaip Antanas šiandien sako ir kiti, kaip jie Paryžiuje ir kitur, kaip jie kovojo, kai įrodinėjo, kur čia lietuviško žemės, kur ne. Daug yra aprašyta tų rašytinių šaltinių. Tai buvo bendros pastangos padarytos ir buvo atstatyta valstybė po daug metų. Europos federacija, kur prabalsavo mūsų į Europą išsiųsti nariai, šita situacija kaip? Vėlgi, 89 važiuodami į Maskvą, tas liaudies deputatų suvažiavimą, mes Kalnų parke kitur susitikinėjom viešai su žmonėms, sakėm, darysim taip. To nedarysim, gink Dieve, viskas išeisim, protestuodami ir panašiai. Taip ir elgiamės. O dabar, dabar visai nieko, net nežinom, kas ten vyksta. Ačiū Rimai už stiprų klausimą ir dar turim paskutinį klausimą prieš pertrauką. Tai Gediminas Ustinavičius, Monsiškių Respublika. Ar mane girdit pakankamai? Turiu klausimą Eduardui Vaitkui, tik tai prieš istoriją tokia. Lietuva nepriklausomybę atgavo remdamasi tarptautinę teisę, Zigmas papasako, kaip tą darė, ir tarptautinė teisė turbūt yra vienintelis civilizuotas būdas spręsti santykiams tarp valstybių. Klausimas trumpas ir paprastas. Ar Rusija, aneksuodama Krymą ir įvesdama kariuomenę į Donbasą, pažeidė tarptautinę teisę? Jeigu jinai pažeidė, tai kokių saugumo garantijų jinai gali tikėtis? Ačiū. Pirmas punktas, aš nesugi juristas. Tai tokia atveju juristai turėtų pateikti man, jeigu prezidento institucijai galvojant, juristai pateiktų savo išvadą, o aš jų paklausčiau tada, ar Lietuva pripažino Kosovą ar ne. Jeigu Lietuva pripažino, o Lietuva pripažino Kosovą kaip nepriklausoma valstybė. Jeigu Lietuva pripažino Kosovą, kad jisai savavališkai atsiskyrė nuo Serbijos, o ten istorinės Serbijos žemės,
Tai jeigu Lietuva šitą poziciją pasakė, kad pripažįsta Kosovą, tai tokiu atveju Lietuva turi pasakyti, kad ji nenaudoja dvigubų ar trigubų standartų ir tuo pačiu požiūriu turi įvertinti Krymo priklausomybę ar pripažinimą vienai ar kitai šaliai. Jeigu mes Lietuva atsisakysime, kad Kosovą pripažįstam kaip atskirą valstybę, ką Ispanija nepripažino, pavyzdžiui, Kosovą, tai jeigu mes atsisakome, tai tada mes pagal tą patį principą sakom, kad mes ir nepripažįstam, kad yra Krymas Rusijos. Mano supratimu, dvigubų standartų negali būti. Aš papildydamas atsakymą už labai gerą klausimą. Galiu repliką. Replikos baigėsi. Atsakau į klausimą. 14 metais prezidentu Ukrainoje tapo Porošenko. Piotras ar Petro. Porošenko oficialiai parašyta, kuris nebuvo prie Maidano perversmininkų dalybų. O laikinas Turčinamas, laikinas prezidentas, buvęs aukščiausios tarybos pirmininkas Maidano perversmo metu, tapęs laikinu vadovu, buvo oficialus, kaip jų ten vadinasi, mes valstybės gynimo taryba, jų ten kažkaip panašiai vadinasi tas organas, kuris svarstė Krymo klausimą. Julija Tymošenko, nebūdama šitos institucijos narė, ji dalyvavo jame. Ir Porošenko supykęs išslaptino šitą garso įrašą ir patalpino į internetą. Aš esu straipsnė 15 metais, man atrodo, davęs nuorodą, ko gero jos dabar jau bus nebeveiksni, kuriame atvirų tekstų svarstoma šitas klausimas. Tik garsiai neįvardintas skaičius, bet iš Ukrainos nacionalinio fronto betarpiškų vadovų žmonių aš tą skaičių žinau. Neturėdamas dokumento aš jo nevardinsiu. Bet aš dar atsakau klausimu, kaip turėjo jaustis ten iki 30 000 Ukrainos kariuomenės, kurie gauna vienintelį įsakymą – išeiti ir viską palikti. Tai kai man atvažiuos Zelenskis, pirmas klausimas jam į kaktą. Paaiškink, kaip atidavėt Krymą Rusijai. Paaiškink, kodėl Ukraina ir kokiom sąlygom atidavė Krymą Rusijai. O tada jau išnekėkit apie visą kitą. Aš pats perklausiau šitą posėdį. Nežinau, ar jis dabar jau ko gero bus nebeužveiksmintas. Bet nuorodą aš esu straipsnį patalpinęs 15 metais. O tada Porošenko po Minsko susitarimų buvo paleidęs jis aukščiausią tarybą, tą radą. Paleidęs jis buvo dėl priešlaikinių rinkimų, susitinka su Rusijos prezidentu Putinu, iš jo gauna įstatymo projektą dėl Donecko ir Lugansko sričių savarankiškumo, po kurio priėmimo būtų atiduota prieiga prie Ukrainos-Rusijos sienos, jis paleistą radą sušaukė iš naujo. Taigi jis nerinkėjas. Kaip jis kokią teisę turi legitimę sušaukti parlamentą iš naujo, kurį pats paleido. Ir ten dėl viso pikto prie šito įstatymo, kurį priėmė Ukrainos parlamentas, dar prideda, Ukraina nori NATO nare tapti. Deklaracija. Kad prie žmonės atrodytų šiek tiek geriau. Taip, kad pardavinėjamos visos valstybės. Deja, tokias valdžias turime. Deja, tokią valdžią turi Ukraina viena po kitos. Ir dėl to, jeigu Ukraina nori sąžiningai su mumis bendrauti, jie sąžiningai turi atsakyti šitos klausimus. Bet jeigu nori mūsų paramos, tai turi sąžiningai šnekėtis. Gerbiamas signatarė ir gerbiami žmonės, kurie dar norės pratęsti šį pokalbį, tikrai jį galėsime pratęsti
po 30 minučių pertraukos, tačiau trumputę repliką. Trumputę. Ir pradėsime būtent Andrė, aš tik noriu pasakyti, Lietuvoje į šitą klausimą valdiškose etatuose dirbantys žmonės yra verčiami atsakyti anketose ir jeigu ne, laisvas iš darbo metami. O tokie žaidimai vyksta. Dėkoju ir teisminiai procesai. Dėkoju už atsakymą ir už pasisakymą dėl dvigubų standartų. Tikrai jų neturi būti, jų ten turi būti visur. Nei viduj pas mus, nei tarptautiniai teisiai. Dėkui. Vieną minutėlę. Tam, kad tokie renginiai įvyktų, jūs turbūt žinote, kad mes nesame niekieno finansuojami išskyrus iš savo laiko ir iš savo finansų, kuriuos uždirbame tuo kitų laisvų laikų nuo to, kai užsiemame politiniais klausimais. Bet tam, kad tokie renginiai įvyktų dėka jūsų aukų, kurios ten toj skrinutėje atsiranda, mes galim užsakyti salę. Mes galime atnešti kažką ant stalo. Ir visa tai, kad šis renginys įvyktų ir visi apipavidalinimai, tai yra tokia iniciatyvinė grupė, kuri šiandieną irgi padėjo šiam renginiui įvykti ir dar kuris prasitęs po pertraukos. Tai yra mūsų operatoriai, kipsai, kurie aukoja savo laiką. Tai yra Donatas, Pikelis TV eteris. Tautvaldas, kuris pasislėpęs. Taip. Šiandieną Donatui padeda jo sūnus Eikintas. Romualdas, kuris iškabino čia taip gražiai vėliavas. Aleksandras, kuris palaiko mūsų kovinę dvasią. Tatjana, kuri mūsų filmuoja. Laura ir Edita, kurios padėjo šiandieną padeda šeimininkauti. Pasirodykit moteris. Tauras, kuris taip pat skiria daug laiko tam, kad visoje šitoje kariuomenėje būtų tvarka. Ir mūsų Vidutė, prašom, išeikit į priekį. Norime Vidutę pasveikinti su gimtadieniu, palinkėti jai gražiausių metų. Ilgiausių metų, ilgiausių linkime. Sveikatos metų, sveikatos. Sveikatos metų, sveikatos, sveikatos metų linkime. Valiau, 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 valiau. Valiau. Šis nuostabus žmogus yra žemės referendumininkas, bado akcijos dalyvis prie prezidentūros. Taip pat referendumo renkant parašus dėl kartelės sumažinimo. Pas šitą žmogų sodyboje renkasi patys nuostabiausi žmonės ir kai tik pavasaris prasidės, mes vėl matysimės pas Vidutę Šiaulių rajone. Dabar skanios kavos. Ačiū labai, brangieji. Šiandien tokia laiminga diena, iki ašaros sujaudinta. Aš labiau mėgstu duoti, nei gauti. Ačiū Jums už dėmesį. Aš myliu Jūs visus. Man nesunku daryti bet kokį darbą, nes man gera su Jumis. Dėkinga gyvenimui Jūs pažinojus. Ačiū.